Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Ką kalbėti apie savaitę? Savaitė įtempta vien jau tuo, kad po praeitos tarybos vis dar galvojam, kaip išspręsti visus reikiamus klausimus. Taip pat, aišku, džiugu tai, kad įvyko konkursas dėl vežėjo paslaugos nupirkimo, turiu omeny tuo reisu, kuris numatytas į pramoninę zoną, į kolektyvinius sodus ir į naujas kapines, taigi konkursas įvyko. Tikiuosi, kad pasiūlymai atitiks reikalavimus ir bus pasirašyta sutartis. Jeigu taip įvyktų, tai jau greituoju metu galės reisas pradėti būti vykdomas ir galėsite pasinaudoti šio reiso paslaugomis. Kam reikia nuvažiuoti iki kolektyvinių sodų, ar kam reikia iki naujų kapinių vietos, ar tiesiog, jeigu sutaps grafikai ir į darbą taip pat bus galima patekti. Na, aišku, turbūt jau dauguma girdėjo, kad po praeitos tarybos priimto sprendimo dėl naujo reglamento tenka jį grąžinti arba liaudiškai tariant vetuoti. Kadangi jeigu dirbtumėm su tokiu reglamentu, tai tiesiog būtų turbūt net neįmanoma užbaigti šių finansinių metų. Ir aišku, yra labai didelių įtarimų, kad šis reglamentas prieštarauja įstatymui, apie tai pasisakė ir teisininkai, ir vyriausybės atstovas. Todėl priėmiau sprendimą, liaudiškai sakau, vetuoti, o teisiškai tai grąžinti tarybai, jį dar kartą svarstyti ir tikiuosi, kad tarybos nariai įsigilins, įsiskaitys ir supras, kad šį dokumentą tikrai reikia taisyti. Na, dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Kiemuose daug sniego ir niekas jo nevalo. Ar yra atsakinga įmonė už sniego valymą? Jei taip, gal galima kažkaip ją pagreitinti. Tai ne tik galime, bet ir darome, kad kiek įmanoma būtų greičiau tas sniegas būtų pašalintas, tačiau yra taip, kaip yra. Sniego tikrai labai daug. Technika nespėja, technikos per mažai. Pirkti naują techniką irgi nėra taip paprasta, kadangi jį labai trumpo naudojimo, tai yra per metus tiesiog galbūt bendroji sumoji mėnesį galima ją naudoti, todėl turima technika visa dirba ir ne tik turima, bet ir išnuomota technika irgi visa dirba. Ir tiesiog savivaldybei daugiau tokios technikos tiesiog neegzistuoja, jos tiesiog nėra. Nei pas administraciją, nei pas komercinės bendrovės. Taip pat, aišku, noriu pasakyti, kad kiek pasitvirtins, kiek ne, kalbame, kad galbūt galima būtų ir į kiekvieną laiptinę daugiabučio namo, kiekvienai laiptiniai padėti po kastuvą sniegui kasti, kad ir žmonės galėtų, tie, kurie neturi, sakykime, galimybės, tai yra neturi tokio kastuvo bute pasidėję, galėtų pasinaudoti juo ir nusikasti bent jau vietą, kur automobilis stovi, tuo pačiu pagelbstinti tiems kiemsargiams, kurie nespėja to kiemo tikrai valyti taip greitai, kaip norėtųsi. Kodėl niekas netvarko festivalio gatvėje 3 namo laiptinės? Į šį klausimą uždaroji akcinė bendrovė Visagino būstas man pasakė, kad nėra žmogaus, kuris tai darytų. Na, keistas gana klausimas, kadangi tik gyventojai, tai yra tie, kurie gyvena toje laiptinėje ir turi savo nuosavus butus, jie yra atsakingi už laiptinės valymą ir jie apsisprendžia, ar jie patys valys, ar jie samdys kažkokią bendrovę, ar tame tarpe galbūt ir Visagino būstą. Tai jeigu Visagino būstas yra pasamdytas, tai turėtų būti ir valoma. Todėl šį klausimą perdaviau Visagino būstui ir tikiuosi, kad jeigu Visagino būstas jau turi sutartį, tai tuoj pat ir žmogus atsiras ir laiptinė bus valoma. Daug metų aš gyvenu name, kur už sienos yra įsikūrus muzikos mokykla.
iš kurios sklinda muzika. Muzika groja labai garsiai visą dieną iki 20 valandos. Ar galima būtų bute išmatuoti decibelus ir jeigu jie viršyje normą, atlikti garso izoliaciją iš muzikos mokyklos pusės? Ta, aišku, galima padaryti, reikėtų kreiptis į namo administratorių ir pamatuoti tiesiog tą triukšmą. Jeigu triukšmas viršyje normas, tai irgi yra keletas būdų. Arba tai garso izoliacija, kaip prašote, galėtų būti padaryta, arba tiesiog galbūt grafikas padarytas taip, kad ta muzika jums netrukdytų. Kalėdų eglutės įžiebimo ceremonijos metu vaikai šoko nedidelėje aikštelėje, kur buvo labai mažai vietos, o pati Santarvės aikštė buvo paskendusi nešvaraus sniego krūvose. Kodėl buvo taip prastai pasiruošta? Na, galiu pasakyti tiek, kad tikrai specialistai stengiasi, darė viską, ką gali, kad būtų šventė tikrai šventiška, nuostabi, graži šventė. Ir sakyčiau, kad ir pavyko daugumoje atveju. Dėl šio sniego taip pat yra priimami atitinkami sprendimai. Specialistai, kaip mane informavo, pagalvojo, kad visiškai nuvalyti pilnai sniegą iki plytelių bus labai slidu, nes daug žmonių, bet kokis sniego gabalėlis pavirsta į ledą ir tampa tokis plikledis, todėl jie pripylė daug smėlio ir druskos, kas privertė sniegą, sakykime taip, tapti tokiu rupiu ir prisitrypė va tokios krūvos. Nu, norėjosi, kad būtų gerai, gal ne visai pavyko. Na, vat ir kitas iškart net neklausimas, o žmogus sako taip: ačiū už nuostabią eglutės įžiebimo šventę, aikštė buvo papuošta, nuostabiai, visa šventės programa labai patiko. Net neklausimas, taigi kažkur pavyko, kažkur galbūt turėtumėm pasimokyti, kažkas nepavyko, bet manau, kad eglutė buvo įžiebta ir šventė tikrai buvo graži ir linksma. Ar bus skirtas finansavimas vaikų biatlono sporto šakai? Kodėl iki šiol tai dar nepadaryta? Jų grupės jau suburtos. Na, matot, kaip, sakykime, taip paprastai pasakysiu, matyt, klausimas jau su barzda, nes dar visai neseniai biatlono sporto šaka ir jos gerbėjai norėjo, kad tai būtų atskirta sporto šaka į atskirą sporto klubą. Tačiau nepavykus treneriams susitarti ir priimti vieno sprendimo, tai nepavyko. Tada buvo nutarta, kad šita sporto šaka lieka sporto centre ir buvo pasakyta, kad prašom, kurie norite, registruokitės, ir tėveliai tą padarė, susiregistravo, dabar ieškomos lėšos, kiek žinau, lėšos jau surastos ir artimiausių metų jau bus tikrai skirtos sporto centrui, tą būtų galima daryti, tačiau iš pokalbių su tėveliais suprantu, kad ir tai nesprendimas, nes didžioji dalis tėvelių norėtų ir papulti pas tam tikrą trenerį, o ne šiaip eiti ir gauti paslaugą šios sporto šakos. Taip kad tikrai nėra taip paprasta ir tikrai ne tik piniguose čia klausimas. Gyvūnų prieglauda atsidūrė ant bankroto ir uždarimo slenksčio. Kuo gali padėti savivaldybė, kodėl ji nesuteikia gyvūnų prieglaudai darbuotojų registruotų užimtumo tarnyboje? Na, kodėl nesuteikia darbuotojų, tai tų darbuotojų pagal valstybinės programas vis mažėja ir mažėja ir mažėja, ir netgi tiems darbams, kuriuose naudoja pati savivaldybė, jau nebeužtenka ir matyt tai neišeitis. Ateityje matyt tokių darbuotojų bus dar mažiau. Na, o šiaip vykdydama savo funkciją savivaldybė perka šitas paslaugas ir skiria tam tikrą sumą biudžete ir tiek, kiek galime įstatymo numatytose rėmuose funkcijų nupirkti, tokias funkcijas ir perkam. Na,
tikrai, bet jos ne visos yra finansuojamos, tai yra prieglaudos funkcijos finansuojamos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto. Taigi biudžetas ne už kalnų, vėl planuosime, matyt, kad šią sumą reikės didinti. Šiais metais prašymą šildymo kompensacijai užpildžiau internetu. Sprendimas buvo priimtas labai greitai, o užsirašyti susitikimui kontaktiniu būdu eilėje tektų laukti 2 mėnesius. Kodėl informacija žmonių, kad internetu užpildžius paraišką kompensacijai forminama greičiau, nepasiekia? Nežinau, kodėl nepasiekia, bet galimybės yra tikrai užpildyti ir internetu ir aišku ateiti fiziškai ir pakalbėti su specialistu ir apie tai informuojama. Ir tinklalapyje ir ant kiekvienų durų yra parašyta, kad jūs galite tą padaryti internetu. Tačiau vis žmonės vis tiek dar daugiau registruojasi, kad jie nori gyvai pasikalbėti su specialistais ir dėl to susidaro tokios eilės. Kodėl žmonės, kuriems lūžia kaulai ligoninėje, turi laukti rentgeno pagal užsirašymą savaitę laiko? Ar tai yra normalu? Na, žinot, atsakymas labai paprastas, tikrai nenormalu, jeigu taip iš tikrųjų yra, nes apie tai paklausiau vyrgydytojo mūsų ligoninės. Atsakymas yra, kad jeigu jūs apžiūrėjęs gydytojas nukreipia rentgenui, tokiu atveju tas žmogus aptarnaujamas be eilės. Tikiuosi taip ir yra. Taigi atsakiau į tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Savaitė dar nesibaigė, priekyje išeiginės. Linkiu jums visiems šviesių išeiginių, šiltų išeiginių, sveikatos išeiginių ir viskas pas mus bus gerai.